Sveiki visi, ačiū, kad įsijungėte mūsų Success Daily podcastą. Šiandien neįprastoje aplinkoje turim neįprastą svečią Beną Lastauską. Sveikas, Benai. Labas, Domai, sveiki. Pristatyk tada, kas tu kuom tu užsiemi gyvenime? Gal toks taikliausias būtų tai kūrybininko apibrėžimas, nes aš užsiemu kūrybą realizuoju, iš kūrybos gyvenu, tai jinai įvairi, visokia, skirtinga per skirtingas platformas ir skirtingas formas netgi, tai, bet manau, kad kūrybininkas, tinklaraštininkas, pradėjau kaip tinklaraštininkas, dabar jau gal tas spektras šiek tiek platesnis. Okay. Ir kada supratai pirmą kartą, kad tu gyvenime nori būti, tu nori kurti turinį, nori būti rašytojas ir gyventi ne tai, ką studijavai universitete? Okay. Kadangi studijavau istoriją, tai gal kažkaip niekada labai negalvojau, kad bus tai, ką aš studijuoju, kad bus tai, iš ko aš gyvenu, nes toks labiau yra išsilavinimas istoriko, ne tiek, kiek tu gauni profesiją, ar amatą kažkokį išmoksti, o labiau gauni išsilavinimą ir po to jau ieškai būdų, kaip save kažkur realizuoti. O kad iš tos kūrybos gyventi, aš manau, kad visi, kas tuo užsiema kaip hobio arba kaip tiesiog mėgsta kažkokią tai formą, ar tai muziką, ar tai rašymo, ar dailę, ar dar kažko mėgsta tą daryti, kad pagalvoja taip drąsiau arba mažiau drąsiai, kad norėtų tai daryti ir norėtų iš to pragyventi. Yeah. Tai aš taip vis pagalvodavau, bet niekada kažkaip negalvodavau, kad aš galiu nesitikėjau, kad galbūt tapsiu tokiu pagrindiniu visiškai. Galvojau, kad aš galiu tai greta daryti, galvojau, kad galiu atrasti profesiją, kurioje savo kūrybinės galės galiu panaudoti ir iš tikrųjų tą ir padariau, kai agentūroje dirbau copywriteriu. Tai taip pagalvodavau, bet kad visiškai full ir būti netgi tas, kuris galvoja tas visas idėjas ir jas po to paverčia kažko apčiuopiamu, tai tikrai negalvojau ir tik jau kai išėjau iš darbo, tada pradėjau kažkaip, netgi ir tada negalvojau, nes tada tik galvojau, pabūsiu kažkiek, paieškosiu, ką daryti. Tai toks atsakymas, kad iš tikrųjų taip susidėliojo man, bet kad taip tą planuočiau daryti, taip nebuvo. O galbūt atsimeni, kiek tų metų buvo, kai apskritai sugalvojai pirmą kartą pasidalinti savo kūrybą? Tai Facebookas, tekstai, manyčiau, kad mokyklos baigimo tas laikas kažkur tiek, 18-19 metų man, kad aš kažkur ten, aš nežinau, jūs jau jaunesnė karta, jūs neprisimenat, bet mes kai tik atsiradom Facebookai, tai mes ten tiesiog nežinom, kas tai yra, mes ten viską rašydavom, kažkokius, nežinau, išgyvenimus, kažkas dalinamės dainas, ten toks būdavo chaosas labai, bet jis patruputį išsigrynino ir virto kažko panašu, kaip dabar yra Lietuvoje Facebookas, šiaip pasaulyje gal Twitteris labiau toks yra. Tai tas kažkokius pasidalinimus, mintis ten dalindavau, ten žiūri sportą, ten kokį nors rungtynės ir ten rašai apie tas rungtynės Facebook'e. Čia toks buvo pirminis, o kad aš rašyčiau kažką jau kaip tekstą, jau kad tokį įkeltum kažką sukūręs Facebook'e, tai galbūt 20 man metų buvo, tai čia kažkas tokio. Ir kaip tavo tėvai reagavo, kai sužinojo, kad tu nori dirbti tokį, nežinau, netradicinį, sakyčiau, darbą? Ir... Dar tada, kai mes tik pradėjom tas internetas, tai tėvai ten dar nebūdavo, jie nežinodavo, ką mes ten darom, nes čia dabar jau visų tėvai ten turi Facebookus, Instagramus ir toliau. Mes buvom tie, kaip dabar jūsų kartai, ten dar jaunesni kartai, ten yra tie TikTokai visi ir ten tėvų, nors bendrai gal ir dabar ir ten tėvai yra, aš nežinau, bet mums buvo toksai, kaip internete mes vieni buvom. O po to aš jau kai aš išėjau ir pradėjau tą daryti pilnai, tai aš jau buvau toks jau suaugęs, aš jau pilnai. Tai jau nebelabai jie ten kišosi taip pat ir net nelabai galėjo kištis. Tai aš jau priėmiau. O šiaip tai, kai kalbėdavomės, ten dar kai būdavau jaunesnis, tai gal, jie taip atsargiai, aišku, vertindavo. Jiems gal nelabai atrodė, kad įmanoma yra tai padaryti, nes jie tiesiog... Jo, nesuprantamas dalykas. Jo, nes tiesiog, kai tai pasižiūri iš šono, gali jo suprasti, nes atrodo, iš kur čia tas generuot pajamas, iš kur tą stabilumą kažkokį turėti. Jo, taip. O kiek tu vidutiniškai užtrunka parašyti Facebook'e postuką? Yra kažkoks ar įvairiai labai? Labai, gal nesakyčiau, kad neilgai iš tikrųjų. Aš tai dažniausiai, kai rašau, tai man jau būna srautas kažkoks minčių ir aš tada varau jį, tai tiek. O iš kur tada gauni įkvėpimo rašyti, iš kur gauni idėjų, apie ką nori dalintis? Būna įvairiai, kartais kažkokia idėja ateina į galvą ir tada aš aplinkelį bdau ten, ką aš rašau, kartais tiesiog galvoju, kad reikia kažką parašyti, noriu kažką parašyti, ir tada jau vos nepradedu rašyti ir tada sugalvoju, visai būna, bet mano gal yra toksai, kad aš turiu tą intensyvų tokį strautą ir aš tą strautą varau, tai čia mano toksai ir tiek man padeda tą kūrybą išgyventi su to srautų minčių dideliu, tiek pavyksta man ir gal to išsiskiria iš tos kūrybos, nes jinai tokia labai yra
nenušlifuota, aš tai pasakysiu, aš labai numetu tą raw tokį vadinamą kontentą. O kiek per dieną maždaug praleidi vidutiniškai laiko apskritai social medijoje? Nežinau, Facebook, Instagram. Telefonas, manau, ten yra tasai geriausias, nes aš telefoną tai darau, aš mažai prie kompiuterio sėdžiu, bet social medijoje nepasakysiu, bet bendrai ten telefoną, tai, bet čia aišku, pagrindė tas ir yra, tai daug labai. Aš nežiūriu reelsų, tik tais gal tą norėčiau pasakyti, kad aš nežiūriu, ten neskrolinu, žinai, tu kaip mėgsta dabar žmonės, tai šiaip to įpročio neturiu, man neužkybo jisai, bet aš daug skaitau per telefoną, visas naujienas, tekstus kažkokius, tą patį Facebooką, ten ką seku savo ratą, tą žmonių, daug skaitau per telefoną, daug rašau per telefoną, tai praleidžiu, žinokit, pasakysiu, kad taip 8 valandas per dieną tai tikrai praleidžiu. Ta darbo dieną tai aš visą laiką praleidžiu per telefoną, kiekvieną dieną, jo. Okay. Bent jau 8 būna ir daugiau, būna 12, būna 13. Aha. O ar turi kažkokį dalyką, kuris, vis tiek skaitais turbūt viešas asmuo, Taip. Ar turi kažkokį dalyką, kuris tave erzina visų šitų viešų asmenų kultūroje, net nežinau, jeigu ir pats ta dalis kažkokia? Aišku, erzina, tai daug kas man erzina, nes aš taip gal niekada sąmoningai nesiekiau to, neforsavau tapti tokiu, kažkaip darydavau, kas man patinka. Man patinka be abejo, kad mane skaito, kad mane pamato, sulaukti ir tą dėmesio, kuris yra toks kaip įvertinimas, bet iš esmės tai aš nesu tas, kuris man nepatinka kalbėti apie savo asmenį gyvenimą, man nepatinka, kai kiti daro kažkokius spekulacijas apie mano gyvenimą iš kažkokių tenais tų nuogirdų, bet tai yra neišvengiama, tai yra dalis to ir aš ant nieko dėl to nepykstu, bet tiesiog taip gal netikėtai gavos, kad aš to nesiekdamas ir nenorėdamas, man tai nėra vertybė, nes aš tikrai žinau, kad daug žmonių tiesiog būtent to ir nori, kad jiems labai patinka, kai apie juos kalba, kai jie gali ten po to aiškinti, kai juos ten seka kažkas ir knaipso tos jų gyvenimus, žinau, kad tai yra jų siekiamybė, mano tai nebuvo, ar man šitie dalykai yra tokie iššūkiai, bet aš jau manau visai neblogai išmokau, tiesiog nekreip dėmesio į tai ir daryti, ką aš noriu daryti, tai gal kas erzina, tai va šitas visas dalykas, nes tam toj srity, nežinau, pramogų gal kažkokia industrija, jeigu taip galima pavadinti, ten viską dėmesį daugiausiai generuoja, kai tu šnekėjai apie dalykus, apie save, žinai. O aš to nesu mėgėjęs, man labiau patinka kurti kažkokias istorijas, kurti kažkokius pasaulius. Tai va šitas dalykas gal man yra didžiausias toks iššūkis. Aha. Tu šiaip esi ne tik postų, kaip čia kuri rašytojas, kuris šiaip turi ir savo knygą parašęs. Ar atsimeni tą akimirką, kai sugalvojai rašyti knygą, šis kaip sugalvojai tą knygą rašyti? Tai čia esu pasakojęs, tai man keliose interviu, tai man pasiūlė Andrius Tapinas, mes susitikome Nidoje, aptarėme, jis pasiūlė, nes mes ruošėsi interviu su manimi, jisai darė ir jisai ruošdamas tam interviu perskaitė mano tekstų, kurie yra Contribui, buvo tuo metu ir jisai užsiprenumeravo ir suskaitė juos ten greitai ir jam patiko jisai pasiūlė, kad aš paverčiau juos knygą ir aš galvoju, tai yra gera proga, nes senai esu, iš tikrųjų nemeluosiu, aš pagalvodavau apie tai ir pats daug jau metų, bet toksai galbūt aš esu labiau, kur man reikia to tokio kažkokio spyrio ar kažkokio paskatimo, reikia prisimti, kažką pasakyti, gerai, aš padarysiu, kad prieš kitą atsakomybę nešiau, ne vien prieš save, nes jeigu aš tik prieš save, tai aš tada galvoju, nereikia, atidėliosiu, kaip dauguma žmonių tikriausiai, jeigu nėra kažkokio egzo, tai ir neprisiraši ir ten kažką paskaityti, tada kai jau reikia ruoštis egzui, tai jau ruošies, tai man taip su knyga buvo. Aha. Ir vis tiek rašyti knygą šiaip yra ilgas procesas. Kokia tavo, nežinau, mintis ar idėja vedė tiesiog visą tą knygą rašyti ir nenustoti vidury knygos? Aš buvau parašęs jau, tai man tas, taip, aš kaip sakiau, buvo Contribui tekstai ir aš ten jos tada adaptavau į knygą, bet ten, aišku, reikėjo parašyti, bet jau toksai, vėlgi galiu tik pasikartoti, pagrindinė tai buvo, kad nenorėjau tų žmonių, kurie pasitikėjimą parodė manim ir davė man šansą tą knygą išleisti. Ir gerbiamas žmogus kaip Andrius Tapinas ir jo visa komanda, aplinka, tai nenorėjau tiesiog prieš jos taip pasišikti liaudiškai tariant ir dėl to padėjo man. Okay. O ar iš knygų šiaip Lietuvoje yra įmanoma užsidirbti, ar toks labiau kaip savireklama ir kaip hobio dalykas? Įmanoma, aš tai užsidirbau šitos knygos reikšmingą pinigų sumą savo, kadangi aš neužsiemu reklamomis, kas mano žmonės, kurie užsiema to, ko aš dažniausiai pragyvena iš būtent darydami reklamas verslams kažkokiems, aš tuo neužsiemu. Tai man reikšmingi pinigai, kurie man tikrai daug labai padėjo ir tiesiog, aš užsidirbau, man be abejo pasiūlė leidykla Laisvės Media Group, man pasiūlė geras sąlygas, geresnės negu, manau, dauguma leidyklų, bet tai buvo tokia abipusė nauda, nes aš jau turėjau savo
nemažą skaitytojų ratą, jie turi visas platformas ir viską žino, kaip tą knygą išleisti, kaip ją parašyti, tai mes tokie vieni kitiems davėm naudas. Taip aš atsivedžiau savo skaitytoją, jie padarė tą knygą kokybiškai, profesionaliai, labai gerai ir viskas gavosi taip puikiai. Tai įmanoma užsidirbti, bet iš tikrųjų reikia pripažinti, kad daugumai autorių yra ganėtinai sudėtinga. Mano atvejs nėra tas, kurį reiktų vertinti kaip, kad taip pat yra. Taip, aš kitaip norėjau, kitas klausimas būtų buvęs, ar manai, kad knygai, kad jinai būtų tokia sėkminga, padėjo tai, kad autorius buvai tu, o ne kažkoks nežinomas? Faktas. Žmonės nežinojo, ko jie tikisi, vėlgi tai nebuvo nauji mano tekstai, tai jau žmonės, kurie mane skaito, jau buvo susipažinę, jie žinojo, kas yra, tai čia visiškai absoliučiai taip. Ir ta knyga yra specifinė, aš jos net nemėgstu iš tikrųjų knyga vadinti. Man jinai labiau tokia refleksija, galbūt kažkokia aplinkos mano, tai tiek, jo, tai aišku, kad čia viskas susidėjo, tikrai. Aha. O kiek laiko truko visas nuo idėjos, kad noriu daryti knygą, iki jau viso galutinio paleidimo, kiek truko visas dabar aš bandau suvesti, čia buvo vasara, man rodos, Liepos mėnesis, kai mes pradėjom, bet kai gimė ta idėja, tada jau rugsėjo pabaiga buvo, kai mes susėdom su komanda Laisvės Media Group ir pradėjom jau kalbėti konkrečiai, kada reikia. Ir aš tada iki lapkričio mėnesio turėjau paruošti jau juodraštį. Tai aš juodraštį padaviau ten kažką gruodžio pradžia, galbūt net lapkričio, bet nesvarbu čia niuansai. Tai jeigu idėja ten Liepos mėnesį gimė, tai aš juodraštį pridaviau po kiek čia 4 mėnesių, 5, gal kažkas tokio, nepilnus pusę metų. Tai kažkas tokio, kai aš pridaviau jau juodraštį, sudėjęs ten, ką aš parašęs. Ir tada jau mes tą knygą išleidom ant knygų mugės, kas yra vasario. Vasaris, tarkim, jau ir išleista knyga, tai jau taip. Nuo Liepos mėnesį idėja, vasarį jau buvo. Nepilnai metai tokie. Jo, nepilnai, mažiau. Čia dabar prie kitos temos prieisim. Yra sakoma, kad kai susirandi moterį, aptingsti, nes nežinau, atrodo, kad viską turi, nieko nebereikia. Tu esi vienišas, kiek žinau, taip? Taip. Jo, tai ar manai, kad tai, kad tu esi vienišas, prisidėjo prie to, kur tu esi dabar? Jo, čia tai net nebijoju, kad aš taip savo energiją paskirčiau ignoruodamas tą asmeninę, ne tai, kad ignoruodamas, bet vesdamas savo asmeninį gyvenimą taip, kad aš niekam nesu įsipareigojęs, tai man padėjo, mano srautas, mano viskas, mano darbai, kuriuos aš padariau. Tai, aš taip manau, aš nežinau, kaip būtų, jeigu būtų, bet aš manau, kad tikrai padėjo man, nes aš daugiau laiko turėjau ir tą laiką visą skyriau ir dar, netgi sakyčiau, skiriu vis dar kažkam aplink kūrybą. Tai, bet vėlgi, čia veikia įvairiai, ten, tas moteris antros pusės, ten jas gali įvairiai, gali kažkam kaip tik padėti susistatyti viską į vietas. Tai manau, kad veikia įvairiai, tai niekada nežinai, kaip būtų. Jo, čia kiekvienam skirtingai. Jo, greičiausiai. Okay, o šiaip, ar tiek daug turinio keldamas į social media visą, ar daug gauni heito? Sau kažkaip tiesiogiai ne, o ten tose viešose kažkokiose erdvėse tai gaunu, manau, kaip ir dauguma ten kažkokių ten taip yra. Jo, o nežinau, ar kreipi tą heitą labai dėmesį ir ar tau jisai, nežinau, ar trukdo dirbti, ar kaip tik skatina daugiau dirbti, ar visiškai neturi jokios įtakos? Man sakyčiau, kad neturi, aš niekada kažkaip, nežinau, man aš negaliu sveikinti. Man galbūt keista būna, kai kiti labai jautriai priima tokius dalykus, dėl to, kad aš neįsivaizduoju, kaip man gali pakeisti tai kažką mano gyvenime. Ta prasme, kad kažkam atrodo ten. Pirmas dalykas, tai kad yra labai normalu, kad kažkas manęs nemėgsta, kad kažką aš erzinu ir kažkam nepatinka mano išvaizda, mano manieros, dar kažkas. Aš pilnai suprantu, kad taip žmonėms būna. Man net negaila, kad žmonės tai išsako, išreiškia, jeigu jiems nuo to pasidaro gyvenime lengviau ir jie galbūt gauna to dėmesio iš to, kad jie išreiškia tą heitą ir kažkas juos irgi palaiko, sako, man irgi jis nepatinka, tai aš tada netgi džiaugiuosi, kad jie gauna iš to kažkokio, gal jiems gyvenimas tampa geresnis, o man jis nuo to netampa blogesnis. Aš toliau gyvenu, mano santykis su mano artimaisiais žmonėm nuo to nesikeičia, mano darbų planas dėl to nesikeičia, mano būsena emocinė irgi dėl to nesikeičia. Aš nežinau, man tai neturi tiesiog poveikio, bet
Jo, Ir procentaliai automatiškai, kad kuo daugiau tai žmonių žino, tuo daugiau žmonių nepatinka. Absoliučiai, taip, Jo. taip, būtent. Ir čia neišvengiama ir tiesiog aš manau, kad aš visiems linkiu tiesiog, ir čia ne tik tais mums, kurie mes viešoje erdvėje esam, čia yra ir tai taip yra gyvenime, aš jau tą senai pastebėjau, kad ten studijose, universitete, darbuose vėliau, kad būdavo ten dėstytojai, kurie tavęs nemėgsta, tiesiog, jiems netinki, taip, kažkuo ir nepatinki. Būdavo kolegų, kurie nesulimpa, prasilenkia jūsų tie laukai. Ir man tai atrodo toks neišvengiama, aš visą laiką tą matydavau aplinkui ir aš visą laiką tai žmonėm būdavau vis tiek ir vis tiek mes ten sugyvendavom ir viskas. O kartais netgi iš tikrųjų mes, manau, turim gyvenime istorijų, kur būdavo kažkoks nepatinka žmogus ir po to taip kažkaip nusiglūdini ir tampat vos ne artimiausiais bičiuliais. Čia visko gyvenime būna, ypač dar ir su tom pačiom merginom, kad būdavo, kad iš pradžių taip susitinki ir galvojam, šitą nepatinka, man labai nepatinka, o po to kažkaip bendrauja ir netgi kartais gimdavo kažkokie ten santykiai ir dar kažkas su mergina, kurie iš pradžių atrodė visiškai tokia. Visiškai nieko nebus, jo. Na, o dabar unika vandens pertraukėlė. Oficialūs Success Dainai podcastų rėmėjai. Na, dabar grįžtame į epizodą. Tavo šiaip labai daug postų social medijoje labai balansuoja tarp tokio pirmą pasižiūrėjus, toks būna emocija, what the fuck, kas čia yra, ir paskui supranti, kad čia visiškai genialus postas. Ar čia yra tavo strategija tokia, ar čia tavo natūraliai savo gaunasi? Aš nežinau, aš nežinau, ar taip visiškai yra, bet man atrodo, kad aš tiesiog aš tą tokį chaosą stengiuosi įvesti tvarką ir čia toks, man rodos, ir yra kūrybos šiaip esmė toks pagrindas, kad man labai patinka klausytis žmonės, stebėti žmonės, mano pagrindinis įkvėpimas yra žmonės, dėl to mano postai yra tokie, kaip žmonės kalba, kaip žmonės jie bendrauja, tokia atspindys, refleksija ir aš tada tą darydamas stengiuosi kažkokią vis tiek mintį įvesti tai ir tada toks gaunasi, nežinau, gal vėlgi sakyčiau, kad tas, ką aš minėjau, tas būtent toks žalio content numetimas, galbūt jisai taip ir yra. Ir jeigu pavyksta, kad žmonės dar ne tik tą formą pamato, kuri yra tokia, nežinau, iššaukianti, su daug emocijos ir daug tokios, jeigu jie ne tik tai pamato, bet dar pamato, ką aš pabandžiau pasakyti tarp to, tai labai džiaugiuosi, bet ne visada tikriausiai ir gaunas man, bet stengiuosi. Aha. O kaip tavo šeima, nežinau, jie dabar žiūri tavo turinį keliamą, kaip... Jo, mato, bet jie supranta, jie nesureikšmina kažkaip galbūt to, vėlgi, visko būna, ten galbūt kažkur kartais ir pasako kažką, kad gal neperlenk lazdos tenais ar dar kažką, arba aš paaiškinu jiems, kad gal ne taip jie kažką supranta ar mato, bet be abejo, kad jis toks iššaukiantis gana turinys, bet jie supranta ir kažkaip aš gal esu dėkingas, kad niekada per daug nesikišo ir niekas man ir nieko neaiškino, ką aš turiu daryti, tai aš dėl to džiaugiuosi. O koks būtų tavo palinkėjimas žmogui, kuris nori būti kitoks, nori, nežinau, atrodyti kitaip, kelti kitokį turinį, tiesiog elgtis gyvenime? Tai nebijoti savo savęs, nebijoti norų, nebijoti pasirodyti nenormalių, galbūt negalvoti apie tai, čia tokie labai paviršutiniški dalykai, bet aš tai manyčiau, kad iš vis per daug nepermąstyti ir neanalizuoti, nes mes dabar šiais laikais mes labai mėgstam viską analizuoti, mes mėgstam pasiimti ir galvojam, kad mes dabar viską sustatysim į lentynas ir viską išsiaiškinsim, kaip daryti ir tada darysim. Kartais dalykai nutinka tiesiog, kai tu gyveni tą gyvenimą ir susidėlioja viskas į savas lentynas ir atsiranda tos progos kažkokios ir galimybės ir dar labai ko palinkėčiau, tai nepasiduoti visam dabar tarkiam intensyviam srautui ir kai tas srautas yra aplinkui intensyvus, informacija visai intensyvi, dažnai žmogui atrodo, kad jis strigęs vietoje, kad atrodo, tiek visko čia vyksta, o pas mane gyvenime nieko ir tu tada nori labai staigiai kažkokio pokyčio, staigiai rezultato ir tam reikia nepasiduoti, reikia tiesiog gyventi, ramiai darytis dalykus. Dar labai nuoširdžiai rekomenduoju užbaigti dalykus, kuriuos pradedat, nepaisant to, kad dažnai atrodo sunku ir nebenori, ir kad nebereikia, ir kad nėra jokios prasmės, nes toks žmogaus yra smegenys tokios, kai tu tingi kažką daryti, tu automatiškai savo atrandi argumentų, kodėl to nereikia, arba kodėl tam tai nėra prasminga. Tai siūlyčiau kartais juos nugalėti ir tiesiog daryti dalykus, kurie nepatinka. Ir kai išmoksti daryti dalykus, kurie nepatinka, tada tau gyvenime viskas kažkaip susidėlioja, bent jau man taip atrodo. Okay, labai gražus patarimas. Ar investuoji savo pinigus kažkur, nežinau, į akcijas, į kripto, į nekilnojamą turtą? Ten šiek tiek, jo, ten, bet tokia nesakyčiau, kad neženklę dalį nekilnojamo turto įsigijęs turiu, taip, tai
Tai gal bet kad labai domėčiaus investavimu, tai tikrai nėra. Labiau turiu bičiulių, kurie aplinkoje tą daro, tai kartais ten su jais pasitaręs kažkur taip investuoju tokius, bet nuosekliai to nedarau. Tikriausiai, kad klaida, bet aš kaip mes kalbėjom, kad turėjom tokią diskusiją ekonomikos vienam forume, mane pakvietė ten kaip tokią atstovą iš kitos pusės, ten buvo ekonomistai ir aš sakiau, kad visi mes investuojame į tai, ką mes suprantam, nes tu turi tuo gyventi, nes neužtenka tiesiog investuoti, tau reikia domėtis, tau reikia sekti, tau reikia diversifikuoti tą investicinį portfelį ir taip toliau. Ir aš tikrai žinau, kad aš to nedarysiu, nes man tai neįdomu ir man tai būtų labai sudėtingas darbas. Ir man reiktų tiesiog pradėti iš naujo dirbti dar vieną darbą. Ką aš suprantu ir ką aš noriu daryti, aš suprantu žmonių emocijas ir aš noriu jiems tas emocijas kurti, vienokias ar kitokias, ar tekstais, ar kažkokiais kitais formatais. Ir aš tiesiog investuoju pinigus tai, kad aš tas emocijas gaučiau. Aš keliauju, aš susipažįstu su naujais miestais, susipažįstu su kitom tautom, su kitom kultūrom ir taip gaunu įspūdžius, kuriuos vėliau pakuoju ir kažkokia viena ar kita forma aš jos kūrybą atiduodu. Tai čia mano investicijos. Be abejo, kad tai nėra to lygu tam investavimui, kuris tau sukurtų kažką pasyvias pajamas, bet vėlgi, jeigu taip pažiūrėjus plačiau ir labiau filosofiškai, tai iš esmės tas įgūdis, kurį tu dabar kuri, tas vardas, kurį tu dabar savo kuri, tavo kažkokios parašytos sėkmingos knygos, parašytos mažiau sėkmingos knygos, ten turinio vienetai sukurti sėkmingesni ar mažiau sėkmingi, jie vėlgi yra ta investicija kažkokia, kuri tau irgi ateityje liks kažkokia tai forma. Tam, kad tu tai pasiektum, turi išmokti tai padaryti. Žmonės pamato, ten, kur tau pasisekė, tai sukuria tavo vardą, tu jiems sukuri gerą emociją ir tai tavo vardą asocijuoja tą gerą emociją. Dėl to, kai tu darysi kitą dalyką, tai jau bus tau daryti jį lengviau. Tarkim, aš, pavyzdžiui, parašiau knygą, jinai nemažai kam patiko ir aš dabar rašysiu, tarkim, filmą ir automatiškai man tai jau padės rašyti filmą, nes aš jau ateisiu netoks žalias, mane nemažai žmonių žinos ir galbūt kai kurie net norės pasižiūrėti dėl to, kad sakys, va, skaičiau knygą, dabar reikia pažiūrėti, kaip bus filmas. Tai va, šitie dalykai, tai tokios mano investicijos, aš taip gal pavadinčiau. Kiekvienas savo investicijas turi, vieni kripto, vieni kiti save investuoja, kiti va čia į kelionės. Bet man įdomu visą laiką paklausyti, ką mano bičiuliai užsiema kripto, ką jie daro, kiti kas užsiema akcijų paketais, ką jie daro, man visą laiką įdomu, aš jau paklausinėjau, mes nesakyčiau, kad padiskutuojam, galbūt aš labiau išklausau, jie man papasako, tai esu tam ant to pulso, bet labiau vėlgi iš tos pusės, ne kad aš noriu investuoti savo pinigus, o labiau man vėlgi reikia, kaip tas pasaulis vyksta, kad suprastum, nes kai tu rašai, aš daug rašau, pakankamai intensyviai, kasdieną iš esmės, tai man reikia tų tokių to supratimo visur, tai ne tik tais kažkaip. Bendram gaudyti. Jo, visam bendram kontekste. Tai. Okay. O kur tu matai save po 10 metų? Ar toliau gyvenant iš turinio, ar galbūt savo verslą kokį nors mastai turėti, nežinau, knygyną, gal Stausko knygynas visas bus, ne? Man mintis jau metai. Ne, iš tikrųjų, aš norėčiau sukurti kažkokią sistemą, kuri man galėtų uždirbti pinigus, ta prasme, kažkokią tai vieną, ar tai būtų agentūra, ar tai būtų galbūt knygynas, ar leidykla, ar kažkas, neturiu tikrai nieko konkretaus mintį dabar, bet norėčiau sukurti sistemą, manau, kad dabar mokausi ir man įdomu ir neblogai kartais pavyksta viskas, kas susijęs su kūryba, aš įvairius naujus formatus vis atrandu ir taip toliau ir aš noriu tai viską nuglūdinti, dar išmokti, visą atras dar naujo, sukurti kažkokius naujus turinio vienetus, dar kažką ir galiausiai vėliau jau visą savo tą patirtį sukauptą įprasminti kažkokią sistemą, kurią galėčiau paleisti, kurią būčiau ir aš, ir kur mes užsimtume tą kūrybą, galbūt jau kitam truputį lygiai. Ir labiau galvojant ne apie save ten kaip veidą ar kažką ar savo vardo, jau grinai apie kažkokius tikslus jau kitokius, kur jau galėtum, kaip ir minėjau, sistemą, kuri veikia. Tiesiog passive income, iš esmės, kad būtų vos. Bet jis nebus gal passive, nes ten turėtum nuolat dirbti, bet aš galbūt norėčiau dirbti ne tiek, nes dabar mes ten darom vienas projektas, kitas projektas, antras projektas, galbūt jeigu atsirastų kažkokia, tarkim, turi agentūrą, žinai, arba prodiuserinė ir tada darai tos dalykus, tai jau tada tampa viskas šiek tiek kitaip, nes tu turi komandą, turi jau žmonės, kuriems reikia vadovauti, kuriems reikia atrinkti, kuriuos reikia surasti, tai tokie iššūkiai, kur jau prijungi, sukuri darbo vietas ir sukuri visas tokias sistemą, kuri veikia. Aha, jo, gerai. Jeigu dabar turėtum 100 000 eurų, dabar gautum, kur juos padėtum? Gaučiau papildomus kažkokius tiesiog dabar gautum dabar 100. Kur aš juos išleičiau, kaip investuočiau, ar ką daryčiau? Nežinau, investuotum, pirktum, kelionę važiuotum. Nežinau, kai gauni tokius papildomus, ne tos, ne tos pinigus, kuriuos ten pats uždirbi ir kažkaip planuojas, dėliojas, tai manau, kad kažkaip bandyčiau juos paversti kažkuo, kas vėliau galėtų uždirbti dar daugiau pinigų, taip tariant, investicija. Tai
greičiausiai, kad investuočiau į kažkokį, vat, ką ir minėjau, projektą. Tai bandyčiau ieškoti būdų, kaip galbūt sukurti kažką, vat, kas dabar ką man reiktų dabar ieškoti investuotojų, kad aš galėčiau paleisti kažkokį verslo idėją, tai vat, aš neieškočiau, aš padaryčiau pats, finansuočiau tą modelį. Tai manau, kad tai būtų kažkoks verslas, nežinau koks, nes nieks nedavė man kol kas 100 000, jeigu duotų, tai nesu tikras, kad sugalvočiau greitai, ką padaryti. Kai duos, tada sumastysi. Kai duos, sumastysi, turiu aplink save žmonių, kurie tikrai žino, kaip galima uždirbti pinigus, tai pasitarčiau su jais ir padarytume kažką. Okay. Ir jeigu galėtum apsikeisti vienai savaitai kūnais su bet kuriuo žmogum Lietuvoje? Su kuo kūnais, ne? Jo, gyvenimais kūnais, jo. Gyvenimais. Ne, bet ir gyvenimais. Jeigu tik kūnais, tai tikriausiai kažką rinkčiaus iš moterų. Tai tada gyvenimais. Gyvenimais. Bet iš tikrųjų labai gal aš toks prastas šitam klausimui, nes aš labai norėčiau gal, aš kaip, nežinau, nenorėčiau svetimų gyvenimo gyventi, nenorėčiau sužinoti svetimų paslapčių, aš nesu ten, šitose vietose kažkaip nesu toks smalsus man. Bet dabar pagalvojam, pagalvojam, kas būtų, gal kažkokią norėčiau pagyventi, sportininko, gal kokio nors krepšininko gyvenimą. Kas čia, kažkaip nežinau, gal kažką, arba kažkas, kas tokį dirba darbą neeilinį, ten kur kažkur pavojinga kokį nors darbą, ten kur nors Australijoje naftos platformose, kažkas tokio, kas būtų toks nuotykis, bet kad būtų kažkoks viešas asmo, su kuriuo norėčiau pagyventi jo gyvenimą, tai ne, nes man, žinai, kokie dažniausiai, o tu, pavyzdžiui, ką tu turi kažkokį žmogų? Aha, aš nesitikėjau, kad manęs gal paklausė. Nesitikėjau, bet pagalvok, aš galvoju, tai ir tu gali. Nu, šokį Mackevičium, Rolandu. Rolandu Mackevičium, atrodo smagus jo gyvenimas, ne? Nu, savaitį, manau, visai smagu būtų, jo. Ja, smagus jo gyvenimas, ja. Sutinku, bet man aš nežinau, gal nelabai norėčiau, nes manęs gal nėra to, kad žvaigždžių gyvenimai te labai trauktų, tai... Bet Rolas geras pasirinkimas, šiaip, sutinku. Bet aš sakau, aš rinkčiaus, aš gal taip nepasakysiu konkrečiai, bet aš rinkčiaus kokį nors tenais, nežinau, ten įstepęs į Everestą, ten kokią koplį, kažką tokio neeilinio. Jo, man tokie dalykai labai patinka, man tie įspūdžiai varo. Kaip su Valajevičium. Va, gal jo, kaip jis lipa į Everestą, dar kažką daro. Okay, jeigu 24 valandas galėtum būti nematomas, nežinau, ką veiktum? Nematomas. Įdomu, ką aš norėčiau čia pažiūrėti. Geras klausimas, bet... Lemba, dabar, žinai, mes dažnai čia... Ir šiaip dažnai jauties kaip nematomas, kažkur atsisėdė, žinai, žmonės ten kažką kalbas savo temom ir toks klausai, kaip ir nematomas jauties. Kur aš eičiau? Nu, tikriausiai... Storiukus keltum. Sąlyginga atrodo, jeigu savo taip filmuojas. Niekas kalba, ne? Nu. Aš storiukus, bet... Nežinau, kažkur... Nežinau, žinok, negaliu atsakyti, neturiu galvo tokio. Neįdomus, aš tose vietose aš neturiu fantazijos, nes man kažkaip... Nesu gal, sakau, tose vietose toks smalsus labai. Tai. Aha, gerai. Gal bandyčiau į prezidentūrą, kur nors nesmūg, žinai, kažkokius pasižiūrėti, arba varyčiau ten į pasienius, kur nors ten, kur tipo karas vyksta dabar tenais. Ieškočiau žvalgybos duomenų, tai bandyčiau kažką išaiškinti. Kažką tokio irgi neeilinė, tokia įdomesnė. Ne į kambarį tu matai. Į Kremlių nuskrisčiau, ten neįčiau, žinai, užnuodyčiau vandenį Putinui ir dar kažką padaryčiau. Okay. Tokius dalykus bandyčiau kažkaip pragmatiškai išnaudoti, ne savo. Gerai. Dabar žmonės labai daug kur naudoja ChatGPT. Ar tu naudoji ChatGPT ir kokią nors AI savo postus rašydamas? Aš naudoju tenais tik tada, kai... Naudoju ChatGPT daily, bet aš naudoju ten pasitikrinti faktus, ta prasme, kad man išrašytų faktus kažkokius tada ten, ar panašiai, žinai, kažkokius, tokius, nes, žinai, vėlgi ten tokia dombazė didžiulė, tai mano tekstuose dažnai ten reikia kažkokių niuansų, faktų, detalių, tai aš ten labai sėkmingai pasitikrinu. Kartais, kai rašau jau tokį siužetą, kuris ten, tarkim, kai rašiau serialą dabar nesenai Facebook'e, tai man reikdavo ten, pavyzdžiui, parašyti straipsnį, žinai, kuris tekstą, kuris imituotų Delfi straipsnį, žinai, apie tos įvykius, apie kuriuos aš rašau serialą. Tada aš parašydavau ten ChatGPT ir gali man parašyti naujienų portalo stiliaus straipsnį, kuris ten būtų apie tai ir tai, apie tai ir tai ir taip ir taip. Ir man tada jis sudėliojo tokį gražų tokį, aš ten neaišku padėlioju, pakeičiu, bet iš esmės tokį, tai aš naudoju ir aš manau, kad absurdiška būtų nenaudoti, nes čia yra
tiesiog geras kolega, geras partneris, kuris tau gali padėti, kuris yra pakankamai ribotas vis dar, bet tuo pačiu jisai turi dalykus, kuriuo labai praverčia žmogų. Okay. O ar manai, kad ateityje dirbtinis intelektas taip ištobulės, kad galės rašyti pilnai postus už tave ir kad tie postai, nežinau, bus dar kokie biškesni, juokingesni, negu kad tu dabar rašai? Manau, kad tikrai gali būti, kad jis galės pradėti atrasti kampų, kur pats aš neatrašiau ir ten kažkaip susuklintos mano stilių. Ir kažkas sakė, kad kažkas čia rašo kažkokius dabar mini scenarijus, ten rašo ir sako, duoda čia GPT, kad rašyk kaip Benas Lastauskas ir jisai jau pagauna kažką, jau pradeda, tipo, ale mano stiliukų rašyti. Tai reiškia, kad gali ir aš manau, kad jis tobulės ir čia sunku net įsivaizduoti ten, kaip jis tobulės. Ten, ta visa sistema labai veikia, bet manau, kad kai jau tai bus, tada jau vis tiek ateis momentas, kad žmonės norės kažko iš žmogaus. Aš nemanau, aš kažkaip netikiu, kad prarasime tą visiškai kontrolę ir kad nematysim, nes ir dabar jau gali nemažai čia GPT. Ir kaip matėm vis ten tos, kur ten šitas berniukas ten verkia, nes ten dabar taip pat tokie yra. Nu, matai, kad tiek daug žmonių ten tiki realiai, kad ten tikrai kažkas verkia, ar ten kažkas yra, ir tada galvoji, nu okei, jeigu tokia masė žmonių yra, tokių, kurie tiki, tai jiems tai ir dabar, ką čia GPT sukurtų, jiems jau būtų ten gražiausia iš visko, ten kokia nors paviršutiniška poezija, kur tiesiog ten gražių žodžių sudėliota apie gamtą ir viskas jiems tinka, jiems važiuoja, tai jų poreikius tai atlieps, bet manau, kad ta tokia adekvačių, racionalių ir tokių smalsių, gal toks esminis žodis, smalsių žmonių gyvenimuose, kurie domisi aplinką, kurie nagrinėja, kurie nori suprasti, kurie nori išmokti naujus dalykus, kad jiems tas, ką kur dirbtinis intelektas, jie to nevalgys, jiems reiks kažko, kas tikrai yra ir jie tą jaus. Tai aš manau, kad tiesiog gal pasiskirstys ta visuomenė, tikrai yra didelė dalis visuomenės, kuri yra tokia labai, nežinau, pažeidžiama lengvai ir manipuliuoti ją nesudėtinga, tai jinai tą dirbtinio intelekto turinį valgys, manau, sėkmingai, o tokia adekvatesnė, tai jiems reiks vis tiek, reiks jiems žmogaus kūrybos. Jeigu galėtum susitikti su 9-mečiu savimi dabar, kokiam patarimą duotum? Aš patarčiau, kad būčiau drąsesnis, kad aš negalvočiau, aš visą laiką galvodavau, aš kiek save prisimenu gyvenimą, visą laiką viskam atrodė per vėlų, žinai, aš 8 klasėje galvoju ten pradėti mokyti žaisti tenisą, bet ne, jau viskas, ten jau kiti nuo 1 klasės, žinai, žaidžia, ką aš kaip ateisiu 8 klasėje tenisą, jau viskas neišmoksiu, žinai. Ir dabar, kai tu prisimeni, ten reflektuoji, žinai, čia tenisas pavyzdys, yra ten daug kitų dalykų, kuriuos galėjai ten mokytis. Ir tiesiog bijodavai, nes tu tada nemokėdavai, aplink tave būdavo kažkas, kas jau moka, ir tu toks jausdavai nepilnavertis, nes jie jau moka, ir dar ten, ir toks galvodavai, kad jau viskas, aš jau nepasivysiu. Ir aš visą gyvenimą man tai buvo, baigiau mokyklą, vėliau taip universitete buvo, ir aš niekada taip bijodavai mokytis, bijodavai kažką daryti, pradėti. Tai va, palinkėčiau to, kad taip nebūtų ir tiesiog, kad aš drąsiau žiūrėčiau į viską aplinkui ir to mokyčiaus, nes tai suformuoja tam tikrus įpročius ir aš, pavyzdžiui, dabar man toks tipas yra, kur aš nelabai mėgstu kažko naujo pradėti, yra ką aš mėgstu, aš tą darau, o kažką naujo pradėti man toks reikalauja perlipimą per save ir man dažnai sunkiai tai sekasi, tai palinkėčiau to. Mėgsti visą laiką veikti tą patį, kaip čia, rutiną savo turėti, ne iš esmės. Komforto zoną aš mėgstu, aš einu į komforto zoną ir ten, tarkim, man patinka krepšinis, tai aš krepšinį žaidžiu, aš ten nebandau žaisti teniso, nebandau žaisti ten tinklinio, nors ir, kaip pabandau, bet aš to nedarau, nes tiesiog aš žinau, kad aš nueisiu žaisti kažką, aš ten jau viską pažįstu, aš ten jau viską žinau, aš žinau, ką man daryti, nebijoju savim, pasitikiu savim ir tą ir darau. Ir lygiai taip pat ten kažkokiuose profesiniuose dalykuose, kai yra, žinai, kad aš taip moku, taip darysiu, o ten kažko to, tai ne. Bet šitose vietose aš jau stengiuosi per save visą laiką lipti, priėmiau naujus iššūkius, knyga buvo toks dalykas, kur aš priėmiau tą iššūkį ir padariau, ir tas reikalavo nemažai. Reikėjo išlipti iš komforto zonos, ne, kad knygą prisimestum. Jo, dėl to, kad tu ten ateini, pirmiausia, tai ateini iš savo skaitytojų auditorijos, ateini į tą, kur ten jau skaitys ir tie, kas tikrai nesupras, ir kuriems tai bus svetima, kuriems tai kažkam atrodys ir įžūlų ir galbūt netgi taip... tiesiog, kai kurios supykdys, tai, žinai, ir aš tą supratau, nes aš toks esu visą gyvenimą buvau išsišokėlis ir aš tą suprasdamas, kai jau tai galvojau, iš tikrųjų, ar man tikrai to reikia, aš galiu, žinai, sėkmingai daryti toliau savo kažkam rate, viską tikrai uždirbti ten tos pinigus panašius, bet grinai priėmiau kaip iššūkį, priėmiau kaip
savo, kad aš geriau jausiuos padaręs, negu nepadaręs, padariau ir iš tikrųjų labai daug žmonių pasiekiau, kurių iki tol nebuvau pasiekęs ir tikrai labai daug žmonių man parašė daugybę gražių dalykų ir tokių, kur netgi negalvojau niekada gyvenime, kad aš tokią įtaką kažkam galiu turėti gyvenime, kad kažką kažkur pastumėti, kažką paskatinti, kažko nebedaryti arba kažką daryti. Ir tokie, kurie net žmonės savo kažkokius lūžinius momentus tapatina su mano tekstais, tai man toks labai geras, žinai, buvo graža ta ir aš tada supratau. Ir iš tikrųjų gal ir net sakyčiau, kad knygos ir buvo tas toksai, kai aš jau pradėjau drąsiau žiūrėti ir pradėjau galvoti, kad okei, reikia ir kitur pabandyti viską daryti, nes ateina tokia sėkmė, kur tu aplankai kitus žmonės ir jie tau būna dėkingi. Tai dėl to dabar taip drąsiai kalbu su visais, tiek ten su kinu, su teatru ir ieškau kažkokių būdų, kaip aš ten galiu pabandyti kažką padaryti. Aha, okei. Visi žino, kad tavo mėgstamiausias patiekalas yra mamytės, ne? Tai mano mama irgi yra tavo labai didelė fanė, jinai tavo vis storiukus laikina, žiūri. Kažkada buvo čia Klaipėdoje, prie jūros tave matė, sako, norėjau pribėgti nusifotkinti, bet neišdrįsau, sako, kažkur bėgo jisai. Tai jin labai norėjo, kad tu pasirašytum manęs maikės. Ar gali pasirašyti mano mamytės maikės? O kas čia per maikė? Čia tiesiog mano mamos. Maikė? Jo, labai norėjau, kad pasirašytum jį. Gerai, galiu pasirašyti, tikrai nesudėtingai. Ir linkėjimai mamai. Kitą kartą nebijokit, prieikit. Jo, linkėjimai. Nusifotografuosiu. Tiesiog ant paveiksliuko kažkur, gal kad matytųsi, ne? Life is a rocky road. Jo, labai ir užrašas geras. Gerai, pasirašom kažkur. Ir čia taip, kad gražiau, estetiškai atrodytų. Va. Opa. O, labai gražiai. Jau patenkinta bus tikrai. Labai susiliejo biškai, bet ką padarys. Matas. Viskas yra įrodymas, kad čia tikrai Benas pasirašė. Jo, viskas gerai, taip. Gerai. Ir tada dar pabaigai, kokį duotum patarimą visam jaunimui žiūrinčiam šitą podcastą? Aš patarčiau jaunimui būti drąsiais, nebijoti maištauti prieš savo tėvų kartą, prieš net ir mano kartą. Mes visi, čia yra natūralus procesas, kad mes nesutarsim tam tikrais dalykais, dėl to, kad jūs kitaip matot pasaulį. Aš esu tikras, kad jūs matot jį teisingiau ir geriau, jūs labiau pritaikyti šitam pasauliu, nes kiekviena vis naujesnė karta ją turi tą, bet yra vienas momentas, kad dažniausiai tos jaunos kartos idėjos ir pasaulėžiūra jinai neperlipa toliau, aukščiau, dėl to, kad kartais jaunimas taip pasiduoda ir ypač dabar, kai gerai gyvena, jiems nebereikia to hustlo daryti, jiems nebereikia kažko įrodyti, jie visko turi ir jie tada lieka tam tikram levelį ir gaunas taip, kad tėvai jūsų, kurie savo ten sunkių darbų labai daug padarė, gaunas visoje toj hierarchiniai sistemoje truputį aukščiau, nes jūs tam tikroje vietoje sustojot ir nebeturėjot ambicijos. Tai linkėčiau išlaikyti tą ambiciją, augti, peraugti savo tėvus, uždirbti daugiau pinigų nei jūsų tėvai, sukurti geresnės idėjas, nei su kuriais tėvai pasiekti pasiekimus, kurie jiems nepavyko, dėl to, kad aš manau, kad taip veikia gamtos ciklai, aš manau, kad kiekviena karta yra geresnė už praėjusią, bet reikia tai ir įrodyti ir ne vien tik tais žinoti, tai neužtenka to žinoti, reikia tai parodyti, tai tiesiog linkiu tą ambiciją išlaikyti ir niekada nepasiduoti ir stenkitės būti geresni negu jūsų tėvai. Labai stiprus toks uždarimui. Tai gerai, tai ką, ačiū, kad žiūrėjote mūsų Success podcastą. Šiandien turėjom Beną Lastauską ir iki kito karto. Iki.